Ypatinga tema, tai sunki tema. Aš esu ją skaitęs gerokai anksčiau, galbūt prieš kokį 15 metų, Tautinės kultūros centre, bet per tą laiką ta tema pasunkėjo. Ir aš prijungiau dar daugiau medžiagos, daugiau įžvalgų. Tai yra, kaip sakyti, yra labai svarbi, bet mūsų visuomenė yra apleista. Tai yra nuolankumas, nusižeminimas ir čia yra pavadinta nuolankumas, tai menas būti atvira. Šitą pavadinimą aš paėmiau iš airių kunigo, filosofo Džono Donohue. Jo 2 knygos yra išleistos lietuvių kalba. Tai taipogi labai vertas dėmesio autorius ir verta būtent jį skaityti. Tai pirmiausia pradėsiu nuo to, kaip mes dažniausiai suprantame nuolankumą. Kaip visišką besąlygišką paklusnumą ar nusižeminimą. Toks nuolankumo supratimas žmogų labai žeidžia. Tačiau nuolankumas yra pagrindinė, galbūt netgi svarbiausia dorybė. Visiems pasirinkusiems dvasinio augimo kelią būtent privalu ją praktikuoti. Be šitos dorybės dvasinis kelias, dvasinis augimas, jis praktiškai nejuda iš vietos. Ir kadangi ir vienuolynuose, o ypač paskutiniais amžiais nuolankumas dažniausiai buvo suvokimas paviršutiniškai ir formaliai kaip paklusnumas, pasakojo man prieškarinis gyvenolės, kad toms naujokėms tą nuolankumą kaip paklusnumą įdiegdavo ne tokią formą. Liepdavo sodinti kopūstų vidaigų šaknimi į viršų. Tai paklusti ir viskas. Tai čia nėra tikras nuolankumas, čia yra tik formalu. Tai reiškia, kad tie, kurie tokią nuolankumo formą praktikavo, jie patys nesuprato nuolankumo būtent pačios esmės. O šiaip daugelis, kaip aš sakau, tokių šventų dalykų apsitrina, apsineša dulkėm ir mes į juos žiūrime labai taip jau sumenkintai, nesuprasdami ir laiks nuo laiko reikia nuo tokių ypatingų dalykų vėl juos iš naujo pažiūrėti, tarsi nuvalyti laiko dulkės. Todėl 20-ame amžiuje ir dabar 21 amžius, jis vadinamas kaip individualizmo triumfo amžių ir vienuolynuose imta mažiau jo paisyti, nes tai labai žeidžia žmogaus ego, individą. Žeidžia. Ir žiūrint iš egoistinių pozicijų, nuolankumas yra nepasiekiama dorybė, žiūrint iš egoistinių pozicijų. Tačiau kodėl yra pati svarbiausia dvasinio augimo kelyje? Be visų kitų dorybių galima įsigelbėti, o be nuolankumo dar niekas neįsigelbėjo. Taip sako visi mistikai. Būtent taip sako visi mistikai. Tai labai teisingas teiginys iš tam 100%, netgi dar daugiau kaip 100% pritarė. Senas sufijų padavimas pasakoja apie teisųjį, kuris ieškojo Dievo. Ilgus metus tas teisusis ieškojo Dievo. Vargus ten vaikščio, klajojo, kaip tas padavimas pasakojo, ir pagaliau jį suradęs beldžia į duris. Pasigirdo klausimas, kas tu esi? Ir tas ieškotojas atsakė, tai aš. Tokio aš nepažįstu, atsakė Dievas. Ir vėl jis paleido klajoti. Jis klajojo, vėl vaikščio, vėl sugrįžo ir vėlgi beldžia. Kas tu esi? Tai aš. Tokio aš nepažįstu. Kiek kartų jis taip atsakydavo, tai aš tiek kartų jisai buvo pavarytas. Ir pagaliau jau po ilgiausių metų, kai teisusis į klausimą, kas tu esi, atsakė, tai tu mano viešpatie, įeik, pasigirdo atsakymas, seniai aš tavęs laukiu, tai tu mano viešpatie. Tai suprasti ne taip paprasta, ne taip lengva, bet tokių pasakojimų, padavimų šiek tiek kitokia fabula, kitokių siužetų yra įvairių ir visose tradicijose religinėse. Iš teiginio, kad be nuolankumo niekas neįsigelbės, išplaukia visatos ir gyvybės vieningumo principas. Apie visatos ir gyvybės vieningumą daug kas kalba.
Kuris tas vieningumas yra vienaip ar kitaip išreikštas visose šventraščiuose. Pavyzdžiui, Biblijoje mes skaitome iš jo, iš didžiosios graidės, iš jo, jame ir jopi yra visi daiktai. Iš jo, jame ir jopi, link jo yra visi daiktai. Tai yra Pauliaus laiškas Romėnams. O šiandieninis vertimas yra šiek tiek kitoks. Iš jo, per jį ir jam yra visa. Į jopį ir jam. Čia yra skirtumas. Visatos gyveningumą vis labiau patvirtina ir mokslinė mintis. Fizikas Davidas Bomas ir neuromokslininkas Karlas Pribramas jie kartu sukūrė holografinę ar holonominį visatos modelį. O holo tai visas. Holografija ką tai reiškia? Kad jeigu yra plokštelė ir toj plokštelė yra kažkoks tai vaizdas, tai tą plokštelę perlaušim, tai kiekvienoj pusė bus visas vaizdas. Perlaušim į 4 dalis, kiekvienam 4 dalį visas vaizdas, tik šiek tiek blankesnis. Laužysim į mažyčius gabalėlius, vis vien kiekvienam mažiausiam gabalėlį bus visas tos plokštelės vaizdas. Tai yra holografija arba holonomija. Tai visatos principas būtent yra taipogi toks. Žmogus ir Dievas tiesiogiai, žmogus ir Dievas taipogi yra gyveningi ir iš to seka, kad be nuolankumo, be savo ego paneigimo, individualizmo, aš negalėsiu būti vieningas su Dievu ir tuo pačiu negalėsiu būti išgelbėtas ar išganytas. Iš tiesų aš arba ego tai lotyniškai aš, lietuviškai mes verčiam aš, ego arba aš yra pasiklydęs, nuklydęs nuo bandos ir jį reikia išganyti. Vat ką reiškia išganyti? Aš seniai tą klausimą iškėlė prieš daugelį dešimtmečių. Ką reiškia išganyti? Visi kalba apie išganimą, o kas tas išganimas? Ką reiškia išganyti? Taigi va čia mūsų tas žodis išganyti, čia tik lietuviai turbūt šitą žodį išganyti vartoja, kitos tautos vartoja išgelbėti. Kristus ne išganytas, bet išgelbėtas, gelbėtas, lotyniškai salvator, pasatis, pasitė, rusiškai. Tai išganyti, dabar kas ganė gyvulius, ar yra tokių? Aš. Tai suprasit, ką reiškia išganyti, tai parginti kartu su visa banda į namus. Visus parginti, ne vienu nepalikti, išganyti. Va. Tai labai vaizdus išganimo palyginimas. Bet atrodo, kad tik lietuviai sako išganyti, kad Kristus išganytojas. Ir būti individu, būti egoistu, tai reiškia būti atskirtu nuo bandos. Atskirtu nuo bandos, nuo visumos ir tuo pačiu nuo Dievo. Ir tuo pačiu būtent nuo Dievo. Formalus paviršutiniškas nuolankumo suvokimas padarė jį pasyvų, nuolankumas virto paklusnumu. O paklusti galima ir su nuoskauda. Ir labai dažnai tai būna. Žmogus paklunta su nuoskauda. Galima paklusti su širdgriauža, su pykčiu širdyje. Jis paklūsta, bet čia nešiojasi akmenį. Tai negerai. Ir labai negerai. Ir toks paklusnumas tai ne tik nenuolankumas, bet jau priešingybė. Žmogus augina save pyktį ir tave jisai sumalsi miltus pasitaikius progai. Nuolankumo vertė buvo sumenkinta ir beveik prarastas suvokimas, kad nuolankumas turėtų būti aktyvus. Ne pasyvus, bet aktyvus. Aktyvus tai yra kylantis iš savęs paties žmogaus. O ne kaip pasyvus paklusnumas. Nuolankumas turi labai didelę prasmę. Ir nuolankumo prasmė padaro jį aktyvę ir labai veiksmingą priemonę dvasinio augimo kelyje, kai jis yra aktyvus. Na ir paieškokime nuolankumo prasmės pačiame žodyje. Bene geriausiai nuolankumo prasmę išreiškia lotyniškasis humilitas. Humilitas tai lietuviškai nusižeminimas, kilęs iš žodžio humus. O humus reiškia dirva žemė. Iš čia yra humusas. O humusas tai yra derlingasis dirvožemio sluoksnis, humus, humilitas. Lotyniškai humilitas, humo reiškia laidoti, atiduoti žemę, sugrąžinti žemę, iš kurios kūnas ir yra paimtas, atėjęs.
Iš dviejų lietuviškų žodžių nuolankumas ir nusižeminimas, kuris taip nemėgstamas, arčiau prasmės yra būtent nusižeminimas, kuris ir sako, kad kūnas, kuris yra susijęs su ego, kūnas, kuris susijęs su ego, bus grąžintas į žemę. Pažiūrėjau kitose tautose, vokiškai nuolankumas reiškia paklusnumas arba drąsos netekimas. Rusiškai smirėnija, susitaikymas, o prancūziškai vėlgi arčiau tiesos, prancūziškai nuolankumas reiškia pasidavimas, kapituliacija. Tu visiškai kapituliuoji, bet pats. Net tave kažkas priverčia kaip Hitlerį, bet tu pats kapituliuoji, pats pasiduodi. O tai yra aktyvumas, kylantis iš savęs. Kai viskas sugrįžta į žemę, taip ir vėl iš to žemės viskas išauga. Taip nusižeminęs nuolat įsižemina, tai yra susijungęs su žeme, su dirva, su pagrindu, iš kurio jis yra išaugęs ir vėl iš jos iškyla, išauga, bet jau atsinaujinęs. Krenta į žemę, iškyla, išauga, bet jau atsinaujinęs. Kritimas į žemę ir sugrįžimas atnaujina, perkuria. Tai mes matome kiekvieną rudenį ir pavasarį. Jėzus ir sako, jei nekristė į dirvą kaip grūdai ir neapmirsime, jūs pasiliksite vieni, o jei apmirsite, duosite gausų vaisių. Tai Evangelija pagal Joną. Grūdas, sėkla, krisdama į žemę numiršta, dygti daigoti. Dygdamas grūdas nudaigoja pats save, jisai supūva, bet išdygsta naujas daigas. Bet grūdas įsižemindamas išlaisvina augimo galę sielą. Žemė yra visos gyvybės motina. Žemė neužduoda klausimų, ar sėjėjas teisus ar ne. Žemė priima sėklą, suteikia jai jėgų dygti ir augti. Būkime tokie, kokie yra žemė. Kaip žemė priimkime tai, kas mums duodama ir padidinę grąžinkime atgal. Žemė keičiasi. Ji keičiasi kas valandą, kasdieną, tačiau lieka ta pati. Būkime tokie, kokie yra žemė, aiškus ir ramus. Keiskimės, kaip keičiasi žemė, būkime. Tiesiog būkime. O šito moko nuolankumas. O ir iš žemės galima pasimokyti. Kaip ir iš vandens. Vanduo nesipriešina, tačiau įveikia didžiausias kliūtis. Nesvarbu, kokia inda forma, vanduo prie tos formos prisitaiko. Tačiau niekas kitas taip nesugeba keisti formos, pavidalo, kaip vanduo. Vanduo suteikia formas kalnams ir slėniams, upių vagoms ir akmenims. Vanduo dirba, bet niekada nepersitempia. Jis gali sukti vandens malūną ir apšviesti miestą, bet jis niekada nepervargsta. Vanduo mus moko nuolankumo, nes jis kaupiasi žemiausiose vietose, tačiau galingiausiai pasilenkia prie vandens atsigerti. Vanduo toks prisitaikantis prie formos ir toks formuojantis, kartu ir nuolankus. Rusai turi tokį priežodį. Niže travai, tišė vadai. Žemiau žolės, giliau už vandens. Sėkla yra panaši į žmogų. Sėkla tai yra augalų siela, uždaryta tvirtame sielos kėvale. Vat raidė K, raidė K tai yra kietumas. Išmeskite iš žodžių sėkla raidę K ir gausime sėlą, sielą. Žmogus panašiai kaip sėkla yra siela uždaryta kietame kūne. Grigorijus Korovoda, tai čia yra ukrainiečių toks keliaujantis buvęs, gyvenęs prieš porą šimtų metų, filosofas sakė, žolė be sielos, šienas, medis be sielos, malkos, žmogus be sielos, lavonas. Pasakęs prilyginimą apie į žemę krentantį grūdą, Jėzus prideda, kas myli savo gyvybę, ją pražudys. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Ir šitie Kristaus žodžiai pratęsė palyginime apie grūdą įsakytą mintį ir išreiškė dviejų gyvybių žmoguje būtent santykį.
Žmoguje yra dvi gyvybės. Ir Jėzus kalba apie dvi gyvybės. Mes dažniausiai tapatiname su viena. Dvi gyvybės žmoguje. Viena žudymų ir naikinimo, o kita gelbėjimo ir išsaugojimo. Viena žudymų ir naikinimo, kita gelbėjimo ir išsaugojimo. Ir viena iš jų tai yra žmogaus ego ir kūno gyvybė, antroji yra sielos gyvybė. Žmoguje abi šios gyvybės yra susiję ir daugiau ar mažiau darniai tarpusavio sąveikauja. Kūno gyvybė reikalinga siela. Kūno gyvybė reikalinga siela, o siela taipogi reikalingas kūnas, kad ji pasireikštama per egoistinę kūno prigimtį, per ašainiškumą, kaip sako Vidūnas, gebėtų save tobulinti. Egoizmas ir ašainiškumas yra sinonimai. Apie ašainiškumą reikėtų kalbėti daugiau. Čia yra Vidūno sąvoka. Ašainiškumas aš, kai žmogus sako aš, suvokia save kaip atskirą. Tai ašainumas yra. Ir nuolankumas yra tiesiogiai susijęs su gailestingumu. Nuolankumas tiesiogiai susijęs su gailestingumu. Atvelykyje mes švenčiame Dievo gailestingumo šventę. Vienoje bažnyčioje kunigas tą progą, per gailestingumo šventę pasakojo apie labai dorybingą ir pamaldžią moterį, kuri pasimirė ir atsirado prie dangaus vartų. Aišku, ten stojo šventas Petras su raktais ir Petras maloniai jam pakvietė, bet į dangų neįleido. Į dangų patekti, sako Petras, reikia surinkti 100 balų. Vardyk savo dorybės, ko aš skaičiuosiu. Buvau tik ištikima žmona, vaikus auklėjau religingai, mylėjau šeimą, artimus nieko nenuskriaudžiau, 3 balai, sako Petras, lenkė pirštus. Vardyk toliau. Moteris nustebo, kad tiek mažai ir vardino toliau. Kiekvieną sekmadienį lankiau bažnyčią, kas mėnesį ėjau išpažinties, kalbėjau gyvai rožančių 2,5 balų. Moteris dar labiau nustebo, pasimetė. Iš ko surinkti tą 100 balų, kai jau beveik visos dorybės išvardytos, o surinkta tik 5,5 balų. Susimąstė, pagalvoju ir sako, pasitikiu Viešpaties gailestingumu. 100 balų džiaugsmingai, sako Petras, atvėrė dangaus vartus. Pasitikiu Viešpaties gailestingumu. Kol moteris vardijo savo dorybės ir nuopelnus, įkėlė savo ego. O, matot, koks aš. Kiek aš dorybingas, kiek aš daug padariau ir taip toliau. O pasitikiu Viešpaties gailestingumu ir yra nuolankumas, nusižeminimas. Vis tai nesvarbu. Visa tavo darbai, tavo atlikti nuopelnai neturi jokios vertės. Vat svarbu, kad tu nusižemini. Pasitikiu Viešpaties gailestingumu. Na ir šitas pasakojimas yra panašus į Evangelijose aprašytą ir dažnai pamoksluose minimą palyginimą apie muitininką ir fariziejų. Fariziejus, kaip prisimenate, išdidžiai kėlė rankas ir vardijo visus savo nuopelnus, o muitininkas šalia durų mosėsi į krūtinę ir sakė, esu Viešpatie nusidėjėlis, paskutinis nusidėjėlis. Nuteisėtas išėjo muitininkas. Muitininkas ir šitas palyginimas yra labai mėgstamas per pamokslus, dažnai būtent yra sakoma. Ir kai Jėzus kalba apie gyvybę, kurią reikia prarasti, jis kalba apie nusižeminimą. Kad būtų aiškiau, kas tas nusižeminimas, reikia paskaityti kunigo Jono Bulkaus knygą Gaila minios. Kas ją skaitė? Yra tokia knyga Gaila minios. Kunigas Bulkus yra parašęs pluoštelį knygų. Du pasaulį ir taip toliau, ir viena iš yra Gaila minios. Labai vertinga knyga, ten galite daug dalykų sužinoti ir apie gailestingumą, ir apie nuolankumą. Ten aprašyti Jėzaus pokalbiai su nusidėjusiomis sielomis. Tiesioginiai Jėzaus pokalbiai, kuriuos jis cituoja iš mistikų gyvenimo, iš jų patirties. Ir va štai, Jėzus kalbasi su nusidėjėlė siela ir kviečia, ateik pas mane, aš į tavo nuodėmes neatsižvelgsiu, aš tavęs atleidžiu. O ta nusidėjėlė siela nepriima atleidimo, negaliu ateiti, aš tokia purvina, aš tokia nusidėjusi, aš negaliu ateiti pas tave. Kodėl? Ji nenori palikti savo nuodėmių, kitaip sakant, savo ego, nes nuodėmės ir yra visas gyvenimas.
nenori palikti savęs, nenori palikti tos gyvybės, apie kurią kalba Jėzus, kad ją reikia prarasti, nužudyti. Tai va, nusidėjėlis ir apskritai žmonės tapatinasi su savo sąmonės turiniu, kitaip sakant, su savo nuodėmėmis, religiškai kalbant. O psichologiškai kalbant, tai tapatinasi su savo sąmonės turiniu, ką jie apie save mano, ką kiti apie juos mano ir ką aš apie save manau. Tai yra sąmonės turinys ir žmonės tapatinasi su savo sąmonės turiniu, kadangi visas praktiškai gyvenimas yra nuodėmingas, tai taipogi ir su nuodėmėmis. Atsisakyti nuodėmių, tai atsisakyti savęs, savo gyvenimo ir savo supratimo, nes visas mūsų gyvenimas yra nuodėmingas. Nuodėmingas ta prasme, kad mes visi esame atskiri, atsiskyrę, susiskaldę, susipriešinti. Kai tik mes tampam atskiri, tai ką aš beveikiu visada liečia kitus. Ir dažnai mes dažniausiai elgiamės, savimarškiniai visada arčiau kūno, kitaip sakant, egoistiškai. Tai ir nuodėminga. Ir nuolankumas mūsų dvasioje puoselėja vidinio svetingumo meną. Praktikuodami nuolankumą mokaisi būti atviras. Pamažu vis labiau išdrįsti atsisakyti gynybinių pozicijų ir mažiau naudojasi puolimo taktika. Nuolankus daugiau sąveikauja, tai yra nei puola, nei ginasi. Bando ieškoti ryšių, kontaktų. Šiaip tai mes linkę arba pulti, arba gintis. Taip mes prarandame energiją, o sąveikaujant pasipildome, apsikeičiame ir tų pačių pasipildome. O kai puolame arba ginamės, užsidarome. Energija padaugėja, kai mes apsikeičiame, kai atsinaujiname. Nusižeminamas vis daugiau susidraugauju, tai yra sąveikauju su savo kūnu, žeme, molio, kūnas yra žemė, molis, ir pasisemi daugiau išminties iš savo žemiškos prigimties, išmoksti nebijoti, nusižeminamas, išmoksti nebijoti, įgyji daugiau lankstumo. Iš tikrųjų jis nėra lankstus, jis stengiasi būti tvirtas. O štai stiprus vėjas pučia, kietas medis, ąžuolas, pušis lūžta, o nendrė smilga palinksta iki žemės, nustoja vėjas pučia ir vėl atsitiesia, vėl pučia, vėl palinksta ir vėl būtent atsitiesia. O tas nelankstus lūžta. Ir nuolankumas padeda susidraugauti su savo tamsiaja pusė. Jungas tai vadino šešėlių archetipas. Mes visi turim savo tamsiają pusę šešėlį. Ir kai būsi nuolankus, tu šešėlio nebeneiksi, nebesiginsi nuo jo ir nenorėsi savyje matyti vien tik gerasias pusės. Nuolankumas veda į sąveiką su tamsiaja pusė, tai yra su kūno prigimtimi. Per nuolankumą galima geriau save suprasti ir būti savimi. Ir tau nebereikės norėti būti kitokiam. Štai atsiverskime Kristaus sekimą. Kai žmogus nusižemina dėl savo trūkumų, jis lengvai nuramina ir kitus, ir be vargo susitaiko su tais, kurie prieš jį yra sukilę. O kuo daugiau jis yra išpūtęs, tuo daugiau jis sulaukia priešų. Kai nusižemina, be vargo susitaiko, kurie prieš jį yra sukilę. Iš tiesų, kai žmogus priima ir pasijuokia iš savo silpnybių, kiti iš jo nebesijuokia, nes nebėra pagrindo. Priimi savo silpnybės, tu nebepyksti ant tų, kurie iš tavęs juokiasi, o kai tu nebepyksti ant tų, kurie iš tavęs juokiasi, jie nebesijuoks, nes nebėra priežasties. Kol tu pyksti, iš tavęs visada bus juokiamasi, tai yra pagalba man, jeigu iš manęs juokiasi, tai yra pagalba būtent man. Taigi, kai iš tavęs juokiasi, reikia juoktis kartu su visais, o pasijuokti iš savęs reiškia nusižeminti, sugriauti savo ego, savo pasipūtusį išdidumą. Ir nuolankumas padeda priimti kitus žmonės ir reiškinius, bei sąveikauti su jais, nepulti žmonės, negintis nuo jų, bet sąveikauti su jais, apsikeisti. Ir nuolankumas, įsižeminimas suteikia naujų kūrybinių impulsų ir padeda išvelgti galimybės, kurių kitoliai nebuvai pastebėjęs, ar kurias buvo užvodęs tavo išdidumas, tavo būtent puikybė. Ir tikroji malda kyla iš nusižeminimo. Kai žmogaus malda yra prašomoji,
kai melsdamiesi vis ko nors prašome, tokia malda kyla iš egoizmo ir atskirumo. Nuolankusis melsdamasis tik tai dėkoja ir atiduoda save viską priimančiai, numarinančiai ir vėl atgimdančiai žemei. Dirvai, kitaip sakant, į Dievo rankas. Galima prieštarauti ir sakyti, kad aš melsdamasis prašau ne savo, o kitam ar kitiems. Be abejo, tai geriau melstis už kitus negu ir prašyti už kitus. Bet ir šiuo atveju mes įskiriame save kitą. O tikroji atgaila ateina tik per nusižeminimą. Vat yra 50 psalmė. Ten yra ten sudėta visa atgailos teologija. Aš ten truputį parinkau aš šitą psalmę suvokiau, kai aš dar prieš kokią 30 metų klausiausi vieno Joanyto, vienuolio Joanyto labai svarbaus pamokslo. Tai aš truputį tą psalmę pacituosiu, aš čia parinkau tam tikras vietas. Deja, aš ir gimęs esu nuodėmingas, su nuodėmė motinoj aš prasidėjau, o tau vien tik teisio širdis patinka, tad mokyk mane išminties slaptybių. Atgailaujantis čia Dovydas. Taip, tradicija pasakoja, kad tai yra Dovydo psalmė, kuris ją giedojo labai nusidėjęs. Tad mokyk mane išminties slaptybių. Išmintis tai ne taip paprasta ją suvokti. Nuo mano kaltybių nugręžk savo veidą, visas nuodėmes mano išdildyk, sutverk širdį, man tyra, o Dieve, mani nepalaužiamą dvasią atnauji. Juk džiaugsmą tau daro ne aukos, jei deginčio auką tu neprimtum. Manoji auka, tai širdis sugrūdus, griaudžios nuolankios širdies tu neatstumsi. Visą ką tu kaip nuopelną, ar tu ten auką napaukoji, ar ten, sakysim, kažką tai nuveikiai svarbaus, tai tas nesvarbu. Griaudžios nuolankios širdies tu neatstumsi. Čia yra toks poetinis vertimas šitų paskutinių eilučių, aš tai kitas vertimas protestantų kunigo Alberto Vėliaus vertimas. Aukos, kurios Dievui patinka, yra pasižeminanti dvasia. Tu, Dieve, nepapeiksi sukultos ir pasižeminusios širdies. O taip išverčia kitas autorius. Čia jau ne poetiškai, bet esmė ta pati, bet čia aiškiau pasakyta. Aukos, kurios Dievui patinka, yra pasižeminusi dvasia. Tu, Dieve, nepapeiksi sukultos ir pasižeminusios širdies. Atgaila tai yra perkūrimas, atnaujinimas. Graikų kalba tai metanoje. Tai yra mąstymo pakeitimas, čuva, hebrajiškai, tai reiškia sugrįžimas atgal. O tam reikia daug nuolankumo, perkurti, atnaujinti. Atgaila tai ego naikinimas, nes visos nuodėmės kyla iš ego. Visos nuodėmės kyla iš ego. Todėl nusižeminimas arba ego silpninimas yra svarbiausioji dorybė. Čia aš nusižeminimą pavadinau kitaip, ego silpninimas. Atgailaujant reikia save visą atiduoti Dievo rankas. Viešpatie, sunaikyk mane ir sukurk iš naujo. Sunaikyk ir sukurk iš naujo. Ir kai kunigas po išpažinties užduoda atgailą, sukalbėti keletą poterių, tai labai nepakankama atgaila. Jokinga. Tikru atgaila yra ir tas Evangelijose minimas, yra tas Evangelijose minimas grūdo kritimas į dirvą. Grūdo mirtis ir naujo daigo išdygimas. Žmogus turi būti perkeistas. Išdidžiam sunku atgailauti, nes žmogus turėdamas kūnišką arba nuodėmingą prigimtį iš tiesų nuolatos nusideda. Išdidus nenori prisipažinti, kad dažnai kartuoja tas pačias klaidas ar tas pačias ydas. Tada jis sako, aš nenusidedu, arba mano nuodėmės čia nieko nereiškia. Jis tiek prie jų priprato, kad jūs jam nieko nereiškia ir nėra dėl ko atgailauti. O iš tiesų mes visi nusidedam ir nuolatos, kaip apie tai pasakoja tokia istorija šventųjų tėvų gyvenimo. Atėjo vieną kartą jaunas gyvenuolis, pasena jau, žilagalvių, ir dvasios tėvai sako, ką daryti, tėve, aš vis kartoju tą pačią nuodėmę. Senelis jam ir sako, na jeigu puoliai, tai kelkis ir atlik atgailą.
O jeigu vėl nusidėjau, ir vėl keltis, ir vėl atgailau. O kiek kartų gali keltis, klausė jaunasis vienuolis. Iki pat mirties, atsakė senelis. Aš pradėsiu nuo savęs, nes iki mirties gyveni kūne. O kūnas visada nuodėmingas. Tokia yra būtent jo prigimtis. Ir tokiam nuolatiniam atgailavimui reikia nusižeminimo, kad esi silpnas ir tam reikia, ir tau reikia nuolatinės pagalbos. Tokia nuolatinė atgaila gelbsti nuo puikybės ir iš kitos pusės apsaugo nuo nevilties. Ir nuolankumas suteikia tau nebūdingo santūrumo. Nebejauti poreikio iškelti tai, kas susikaupė tavo viduje. Tampi panašesnis į žemę, kuri visą laiką tyli. Į žemę viskas krenta. Ir jie tyli. Tyli kaip tylinti žemė, kurioje viso, kas auga lupšys. Jie viskas krenta ir iš jos viskas išauga. Atsinaujina, bet krenta žemė, supūva ir išauga, išdygsta atsinaujinė. Va taip vyksta ir žmogaus viduje, jeigu jis yra nuolankus. Nusižeminęs gali stebėti savo širdyje naują tylų pavasarinio dygimo krepštis. Tavyje dygsta į tavo nuolankumo dirvą kritusios sėklos ir tu pradedi kai ką suprasti kitaip. Tos pačius dalykus pradedi suprasti kitaip, naujai. Tavyje vyksta lėtas, bet nepaliaujamas augimo atsinaujinimas. Augimas vyksta nuolatos, todėl kad būtent nuolankumas, nusižeminimas ir yra ta nuolatinė mirtis. Ta nuolatinė mirtis, kuri ir maitina, psichologinė mirtis, kuri ir maitina tavyje nepaliaujamai vykstantį dygimą, augimą, atsinaujinimą. Tavyje nuolat vyksta nuolatinė mirtis ir nepaliaujantis naujas dygimas, augimas, atsinaujinimas. Kai esi nuolankus, esi atviras, tu nuo nieko nesigini ir į tave krenta visokios sėklos ir tu viską tyliai priimi kaip rudeninė žemė, kuri pavasarį pasipuošia naujais daigais ir naujais žiedais. Kalilis Džibranas buvo jau gyveno. Garsus toks libanietis poetas, filosofas, jo yra išleistos keletos nedidelis, lietuviškai išleistos keletos knygutės, va štai. Vienoje knygutėje mes randame tokią mintį. Rudenį surinkau visą savo graužatis ir užkasiau sode. Kai sugrįžo balandis ir pavasaris atėjo tuokti su žeme, mano sode išdygo gražios gėlės nepanašios į kitas. Ir kaimynai ėjo jų pažiūrėti. Ir visi sakė man, kai vėl ateis ruduo per sėją, duoki mums šitų gėlių sėklų, kad ir mes irgi tokių turėtume savo sodus. Išduoti negali, savyje turi tos sėklos atsirasti. Tai, kas tos griaužatis, kurios tu sudedi į savyje, per nuolankumą jos tavyje kaip žemė jas atnaujina. Išdygsta naujom tavo savybėm. Būdamas nusižeminęs įgyji daugiau drąsos. Taip, tu įgyji daugiau drąsos. Atrodo priešingai. Paklusnumas čia. Ne. Išdidus turi nuolat baimintis, kad kas jo neplenks, ar kas neįžeis, ar kas nepajuoks. Jis turi baimintis, kaip aš atrodau, ką pasakys kiti apie mane ir taip toliau. O nuolankus, kai esi, tu labiau pasitiki savimi ir tau nebereikia kurti savo įvaizdžio, nebereikia ieškoti savo tapatybės. Iš tiesų žmogus, kuris kūrė savo išorinį įvaizdį ir nori tuo įvaizdžiu prieš kitus pasididžiuoti, nejaučia savo gilesnės esmės. Jis tapatinasi su tuo įvaizdžiu. Tai yra apsirikimas, esminis apsirikimas, tapatinti su savo įvaizdžiu. Nejaučia savo gilesnės esmės, savasties, pavadinkime tą savo esmę. Ir jam yra baugu, jeigu kažkas, išdidžiam yra baugu, jeigu kažkas jo nepastebi, neįvertina, ar nedaug Dieve nepagarbiai atsiliepia. Teko skaityti tų vadinamų žvaigždžių pasakojimus apie tai. Sako, kaip tave visi pastebi ir visi prieš tave, kaip sakyti, linkčia, tai labai įkyru.
Bet sako, dar baisiau būna, kai tavęs niekas nepastebi. Dar baisiau būna, kai tavęs niekas nepastebi. O tu nori, kad tu būtų pastebėta. Va, kad tu visas esi išorėje. Tavo vidus, kad ir yra, jisai negyvas. Ir reikia atgaivinti. Ir jis atgaivinamas būtent per nuolankumą. Va. Kristaus sekimo autoriai rašo taip: nuolankusis, nors ir labiausiai būtų suniekintas, nepameta savo ramumo, jeigu jisai pats tai daro. Nes jis remiasi ne pasaulio, bet Dievu. Tai va, tikrasis būtent nuolankumas. Kai kuri savo įvaizdį, tą vadinamą personą, tada stengiasi iškelti save aukščiau kitų ir aišku, bijai būti pralenktas. Iš to kyla nuolatinis varžymasis, įtampa, baimė atsilikti, būti nepastebėtam ir panašiai ir taip toliau. O Kristaus sekimo autoriai patarė, prisimenu, tėvas Stanislovas mėgdavo sakyti, Kristaus sekimas yra pirmoji knyga po Evangelijų. Pirma yra Evangelija, antra yra Kristaus sekimas. Tai Kristaus sekimo autoriai patarė, nieko nenustosi manydamas esąs žemesnis už visus, bet daug pralaimėsi manydamas aukštesnis nors už vieną. Keista mintis, ar ne? Ir kol neįsigilini į nuolankumo esmę, tai to ir tikriausiai nepatikėsi. Ir tikriausiai visi jaučiame, kaip sunku būti nuolankiam. Daug žmonių nuolankumo idėją visiškai atmeta. O ypač tokį patarimą iš Kristaus sekimo. Išgirskite tokį keistą patarimą iš Kristaus sekimo. Sutilk pats prieš save ir nepakęsk savyje jokios puikybės, pasidaryk toks mažas. Ir taip žemai atsistok, kad visi galėtų per tai vaikščioti ir tai mindžioti kaip viešųjų aikščių purvą. Na nieko savo, ne? Nieko savo. Tai reikia suprasti tai simboliškai, bet esmė būtent yra tokia. Tai kas iš manęs belieka, jūs tada paklausite, jeigu aš pulsiu taip žemai, kad visi mane vaikščios per mane kaip viešųjų aikščių purvą. Kas iš manęsgi belieka, jeigu aš taip elgsiu? Iš tiesų kas, tai gal nusižeminimas nereikalingas? Reikalingas ir labai reikalingas, tik ne per anksti ir savo laiku. O dabar čia, kaip sakyti, jums truputį atgaivos. Reikalingas tik ne per anksti ir savo laiku. Tai, ką aš jums pasakoju, tai jums tikriausiai atrodo labai baisu ir neįgyventi. Na, yra visada kita pusė, yra ir taip, ir kitaip. Yra ir taip, ir kitaip. Šalia nuolankumo yra ir puikybė. Tai va, netinka visiems vienodai piršti nusižeminimo kaip aukščiausios dorybės, nepaaiškinusio gilesnės prasmės. Tai, kas tinka Jupiteriui, netinka Jaučiui. Tai senovės romėnų priežodis. Tai, kas tinka Jupiteriui, o Jupiteris tai buvo dievų valdovas, o Jaučius, tai žinote, kas Jaučius yra? Tai, kas tinka Jaučiui, netinka Jupiteriui. Tai, ką aš pasakoju, toli gražu tinka ne visiems. Tinka ne visiems. Aš čia paėmiau, kaip sakyti, bandydamas parodyti tą nusižemimą, nuolankumo svarbą ir bandydamas prisikasti prie jos esmės. O kai suprasi esmę, tada pats galėsi rinkti, pasižeminti ar ne. O jei tu nesuprasi esmės, tave kiti žemins. Ir tu tam priešinsis. Ir tau bus labai skaudu. O kai suprasi esmę, tai kad ir bus skaudu, bet nebus taip skaudu, nes tu matysi naudą. Savo dvasiniam gyvenimui naudą. Tai į tai reikia eiti pamažu. Tai va, aš prisimenu, kai dar aš buvau vidurinėje mokykloje mokėsi, tėtė padavė Kristaus sekimą, aš paskaičiau ir padėjau, aš tai nieko nesupratau. O paskui, kai paėmė jau po kokių 20 metų, tai ten ta knyga, kuri vertingiausia po Evangelijos, bet tai iki to reikia priaugti. O dabar mes truputį būtent pasižemėsim. Tai kas tinka Jupiteriui, netinka Jaučiui.
Visi mystikai yra nusižemina iki paties, kiek jie sugeba, bet tai labai žemai. Daugelis žmonių daugumai žmonių tai yra visiškai nepasiekiama, tai jie netgi visiškai atmeta. Tai čia jau aš kalbėjau apie tai, būtent norėdamas parodyti pačią esmę. Kai žinosite pačią esmę, tada jūs apie tą patį reiškinį, apie nusižeminimą galėsite mąstyti plačiau. Taip, jis žeidžia, reikalingas. O ką jisai žeidžia? Mano ego. Kas tas yra ego? Ar ego esu aš tikrasis aš? Tai tas nuolankumas, nusižeminimas padės keltis į patį svarbiausią klausimą, o kasgi toks aš esu? O kasgi aš toks esu? Čia viskas yra labai susiję. Ir reikia suprasti, kad ego arba aš, kaip sako Vidūnas, ašai nesąmonė. O psichologas Jungas tai vadina personos archetipu. Aš, ego, ašai nesąmonė, personos ar persona. Pavadinimai skirtingi. Esmė ta pati yra būtina. Va šita individualumas, ašainumas, egoizmas yra būtinas. Būtinas. Tam, kad žmogus būtent būtų atskiras, kad šitame pasaulyje jisai galėtų reikštis kaip atskiras, kad galėtų išreikšti savo laisvą valią. Iš pradžių egoizmas yra būtinas, jį reikia auginti. O paskui jis tampa kliūtimi, jį reikia pažeminti, jį reikia naikinti. Iš pradžių būtina, o paskui jis tampa kliūtimi, nes ego jis tampa egoistas. Kai jis tampa labai stiprus, jį reikia pažeminti, jį reikia pradėti naikinti. Taigi aš, ego, ašai nesąmonė, personą reikia užsiauginti, tačiau jį vėliau pasikelia į puikybę, suveši egoizmas, ir ta ego tampa kliūtimi tolesniam žmogaus dvasinimo augimui. Tada ir prisireikia nusižeminimo, nuolankumo, kad atsiskleistų žmoguje dieviškumas. Egoizmas, puikybė reikalinga, bet jį veda niekur kitur, kaip į ką? Kas pasufleruos? Į šėtoniškumą. Tai neišvengiama. Į šėtoniškumą. Aš. Taigi Liuciferio šūkis koks yra? Netarnausiu. Aš iškėlė save virš visko. Netarnausiu. O nusižemusis šūkis priešingai. Tarnausiu. Tai šitas egoizmas, ašainumas yra būtinas ir reikalingas. Atsiminti. Trumpai sakant, žmogaus augimo kelias, jo vystymas eina tarp dviejų priešybių. Pritaikant graikų mitologiją tarp Scilės ir Charibdijos. Reikia praplaukti. Ir viena pabaisa, ir kita. Atskirai paėmusios yra pražūtingos. Jeigu atskirai paimsi vien tik nusižeminimą, bus pražūtinga. Jeigu atskirai paimsi puikybę, taipogi bus pražūtinga. Reikia jas abi suderinti. Tačiau nepasiduodamas nei viena iš jų, nei nusižeminimui, nei puikybei ir tarp jų sumanėjau. Laviruodamas žmogus sėkmingai žengia vystymos ir sąmonės šviesimo keliu. Žmogui reikia būti atskiram, reikia būti ašainiam, bet savyje neturėti daug egoizmų, kuris suvešė, kai aš tik pasikeliu į puikybę, todėl puikybė yra pati pirmoji, pati didžioji iš tų 7 didžiųjų būtent nuodėmių. Jėzus Kotrynai Sienietei, tai yra mistikė, bažnyčios daktarė, jis taip sakė: aš esu, kas esu, o tu nesi, kas esi. Aš esu, kas esu, o tu nesi, kas esi. Ką tai reiškia? Kad Jėzaus ir Kotrynos Sienietės susitapatinimą arba savęs suvokimai yra skirtingi. Jėzus save suvokė vienaip, o Kotryna Sienietė suvokė tikriausiai taip, kaip ir mes save. Tai yra su savo sąmonės turiniu, su ko tapatinami, su savo ego, su savo nuopelnu. Aš esu, kas esu, o tu nesi, kas esi. Tad suvokti šitą teiginį, pasakymą, yra gana sudėtinga ir gana sunku. Tad vėlgi čia reikia pamažu į tai eiti.
Sąmonės turinys arba susitapatinimas nėra tikrasis žmogus, bet mes sąmonės turinį, savo susitapatinimu, savo įvaizdžius ir laikome tikruoju žmogu. Tai yra apsirėkimas, kuris trunka gana ilgai, vienam ilgiau, kitam ne. Sąmonės turinys arba susitapatinimas nėra tikrasis žmogus. Ir labai svarbu skirti tikrąjį save nuo susitapatinimo. Dažniausiai mes to skirtumo taip ir nejaučiame. Tai su ko tapatinamės ir laikome tikruoju savimi. Bet pagalvokime, su kuo aš tapatinuosi. Tai yra apsirėkimas ir nesusivokimas savyje, savo vidinėme pasaulyje. Taigi yra labai svarbus klausimas, su kuo mes tapatinamės. Paprastai mes tapatinamės su netikruoju egoistiniu aš, su ego, su aš, su tuo aš. Su savo sąmonės turiniu. O Jėzus tapatinasi su grynaja sąmonė. O čia įvedu naują sąvoką grynoji sąmonė. Sąmonės turinys ir grynoji sąmonė. Tai va, šitą sąmonę, grynoji sąmonė vartoja Vydūnas, bet tokios sąvokos kaip grynoji sąmonė Evangelijose nėra. Nerasite, bet Jėzus apie ją kalba, nors šito pavadinimo, šito sąvokos nėra. Aš neseniai atradau, kad iš tikrųjų Jėzus kalba apie ją, tą grynąją sąmonę pavadindamas kitais vardais, mums tokiais suprantamesniais palyginimais, palyginančiais. Kas yra grynoji sąmonė, turėtų paaiškėtų gerokai gyvėliau. Tai nesitikiu, kad paaiškės mums čia per šitą paskaitą. Čia viso gyvenimo ir jau net neužteks. Taigi, nors Evangelijose, kaip sakiau, nėra sąvokos grynoji sąmonė, tačiau apie Evangelijose apie ją kalbama, paslepiant ją po vairiomis metaforomis arba apie ją kalbama palyginimais. Daugybė evangelinių pasakojimų yra palyginimais. Augini puoselį savo ego, savo personą ir pasirodo, kad tai netikra. Auginti ją reikia. Ir ta persona augo ir istoriškai augo žmogaus persona, asmenybė ir taipogi asmeniškai mes auginam savo personą, savo asmenybę. O paskui ją reikia silpninti, reikia naikinti. Yra istoriko Arono Gurevičiaus knyga Individas viduramžių Europoje. Viduramžių Europoje individas nebuvo toks stiprus kaip dabar. Jiems buvo lengviau suprasti nusižemę. O dabar individas pas mus labai išaugo. Kaip sakiau, kai kas šitą naujosius amžius taip ir pavadino individualizmo asmenybės triumfas. Anksčiau taip nebuvo. Ir vat, kai mūsų ego labai išaugo, tada praverčia nusižeminimas, jį reikia silpninti. Bet jei susitapatinti su persona, su ego, tada tu savo personos ne tik nesilpnini nusižemindamas, bet tu ją didžiuojasi, pasikeli puikybę ir tokiais atvejais ateina laikas, kai tave žemina arba naikina kas nors kitas. Tai būna labai skaudu, bet koks pažeminimas, kai tave žemina kitas ar kiti, yra pagalba. Kai tave žemina kitas ar kiti, yra pagalba. Galima sakyti pagalba iš Dievo. Bet mes to nesuprantam ir baisiai pykstame, į teismus paduodame ir taip toliau. Tai yra pagalba. Pagalba žmogaus susivok, koks tu tapai. Kur tu taip sakai, tapai toks šakotas, kad kur kiti eina vis už tavęs užkliūna. Koks tu tapai. Tai kad mes tai suprantam. Tas ego, kuris nenori žemintis, dažnai tampa ir savižudybės priežastimi. Tas ego, kuris nenori žemintis, labai dažnai tampa ir savižudybės priežastimi. Transpersonalinė psichologija, tai yra užasmeninė psichologija, yra dvi sąvokos. Suicidas ir egocidas. Cedeo lotiniškas veiksmažodis reiškia žudyti. Save žudyti, ego žudyti ego. Suicidas žudyti ego. Yra savižudybė ir ego žudyti. Bet kai mes kalbame apie nusižeminimą, mes kalbame apie egocidą, ego žudybę. Kūną, kai žudom, mes jį ir nužudom. Ego mes nenužudysime.
Girdėjote apie paukštį Feniksą? Ką mitai pasakoja? Sudega ir pakyla iš pelenų. Va tai yra tas ego. Tas sudegimas to Fenikso, tai yra ego. Tu jį sunaikini, bet jis pakyla naujas. Vat kaip sakiau, alegorija su žeme. Meti į žemę ir vėl ištiksta naujas. Egocidas yra psichologinė mirtis. Jeigu tu jo nenužudysi, tai gali tik susilpninti, atnaujinti. O kūną puikiausiai, tai yra didžiulis nesusipratimas ir apsirikimas. Žmogus tapatina save su kūnu ir žudo. Arba jeigu jam yra toks brangus, kad jis nei gink net piršto prieš jį negali pakelti. O tai yra netikras aš. Tai būtent yra netikras aš. Ir neretai mes jaučiame poreikį naikinti. Yra toks, pas daugelį žmonių yra toks vidinis poreikis naikinti, žeminti kažką kitą. Tai yra tarsi mums toks signalas duodamas iš vidaus, kad reikia žeminti savo ego, savo personą. Bet mes tą poreikį dažniausiai nukreipiame į išorę ir naikinam, stengiamės tą naikinimą nukreipti į kitus, žeminti, žudyti į kitus žmonės. Vat tai yra tas vidinis poreikis naikinti, bet žmogus nesupranta, ką reikia naikinti. Reikia naikinti, žeminti, mažinti, ego silpninti. Vat tai yra viena iš paslėptų nematomų karo priežasčių. Kodėl tie žmonės kariauja? Čia, kodėl kariauja, tai rasime labai daug įvairių atsakymų į tą klausimą, kurie yra daugiau ar mažiau teisingi. Tačiau klausimas, kodėl žmonės suvokdami, kad karas yra žudymas, vis tiek kariauja. Vis tiek eina kariauti. Ir kai kurie labai nori eina kariauti. Ta vidinį poreikį naikinti jie nukreipia į išorę. Kol kas. Bet jį teks atsukti ir į save. Kada tai bus, tai nežinia. Vat kažkodėl žmogus jaučia poreikį naikinti, žudyti. Tik tai labai svarbu, ką naikinti, save ar kitus. Save vėlgi reikia atsiminti, yra suicidas ir egocidas. Tai yra ego žudybė ir savi žudybė. Neapsirikime naikindami savo kūną. Ego reikia naikinti. Ta legendinį paukštį Feniksą, kuris sudega ir pakyla iš savo pelenų atsinaujindamas. Ne toks pat pakyla. Silpnesnis, kitoks, padoresnis. Reiškia, jeigu kuo dažniau keisi savo, tai tuo yra geriau. Taip, čia gali būti labai, čia yra nuolatinis procesas, veiksmas. Taigi, savo ego galima naikinti psichologiškai, o kitus galima naikinti ne tik psichologiškai. Jeigu tu tik žodžiais žemini, tai naikini psichologiškai, bet jį galima naikinti ir fiziškai, ką mes ir darome karuose, ir fiziškai. Ir psichologai vartoja dvi savokas – mazochizmas ir sadizmas. Jos taikomos žmonėms, kurie jaučia malonumą skaudindami, naikindami save arba kitus. Girdėjot turbūt. Mazochizmo poreikį griauti savo tai yra mazochizmas nukreipia savo poreikį griauti, nukreipia į savo kūną ir kankina kūną. Jis turėtų kankinti, kaip sakyti, griauti savo personą, savo ego, bet jis nukreipia savo poreikį naikinti į kūną ir jis kankina kūną. Jis to nesuvokia. Ir mazochizmas buvo aprašytas XIX amžiaus pabaigoje. Atsirado tokia savoka, jį aprašė psichologas Mazochas. Pagal jo pavadę taip ir pavadinta. Ar anksčiau nebuvo tokio mazochizmo, kol jis nebuvo aprašytas? Buvo, bet jis kitaip buvo išreikštas. Anksčiau atrodo, kad tokio mazochizmo, tokio kaip dabar yra, nebūdavo, tačiau būdavo asketai. Girdėjote apie asketus, kurie kankina, įvairiausiais būdais kankina savo kūną. Nereikia kūno kankinti. Pakanka ego kankinti, bet daugumai lengviau kankinti kūną, negu naikinti, silpninti ego. Būdavo asketai ir viduramžiais būdavo atgailaujančių ir save plakančių žmonių procesijos ištisos minios.
eidavo save atgailaujančių, save plakančių. Ir daugelis prie jų prisijungdavo, tai yra mazochizmas pasakytų. Bet jis turėjo religinį atspalvį, tai atgaila. Jis turėjo religinį atspalvį. Kai religinis atspalvis dingo, tai mazochizmas jau yra, kaip sakyti, psichologinė yda. O tai yra religinis veiksmas. Save plakti yra religinis veiksmas. Tik tai nukreiptas, neteisingai nukreiptas į kūną, reikėtų nukreipti į ego. Į ego, į puikybę. O puikybę ego sunkiau žeminti negu plakti kūną, negu būtent plakti kūną. Taigi, kaip sakau, poreikis save kankinti išliko, bet jis neteko religinio atspalvio ir rimtas laikyti psichologinių sutrikimų. Islame savęs plakimas tebe praktikuojamas. Per hadžą jie ten praktikuoja savęs plakimą. Ir atrodo, kad mazochizmą negirdėti ten. Apie tai yra. Šventieji kalba apie gelminį kančios ir džiaugsmo ryšį. Žmogus dvasiškai auga, griaudamas savo personą ašainiškumą. Ir griauti ne kūną, bet savo personą, savo ašainiškumą, savo egoizmą. Kitaip sakant, per kančią žmogus auga ir patiria džiaugsmą. Augimas visada yra džiaugsmas. Augimas visada yra džiaugsmas. O sadizmas tai yra tas pats poreikis griauti save, bet nukreiptas į išorę. Jis jau kitą kankina ir per tai jaučia malonumą. Jeigu mazochizme sąmoningumo nedaug, tai sadizme išvis nėra sąmoningumo, dar mažiau būtent. Tačiau ateina laikas, kai nusižeminimas tampa būtinai reikalingas, nes be nuolankumo nepateksi į dangų, nebūsi išganytas, nebūsi suvienytas, o tai yra reikalinga ypatingai prieš mirtį. Ir Evangelijoje pagal Luką sakoma, pasistengkite įeiti pro ankštus vartus. Pro ankštus vartus. Pasirodo, vartai Dievo karalystė yra labai siauri. Ankštus. Daugelis bandys per juos įeiti, bet neįstengs. Taip rašoma Evangelijose. Aišku, kad siauri vartai yra metafora, palyginimas. Bet ką jie reiškia? Sakėme, kad žmogus dažniausiai tapatinasi su savo sąmonės turiniu. O kas yra sąmonės turinys? Kas yra sąmonės turinys? Tai yra visą tai, ką žmogus apie save galvoja, kokiu jis save įsivaizduoja, taipogi ir visi medžiagiški turtai, kuriuos jis sukaupė. Tai yra jis pats. Prisiminkite tą pasakojimą, evangelinį pasakojimą, kai atėjo jaunuolis ir klausė, mokytojau, ką aš turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą. Laikykis įsakymų, sako Jėzus, aš to laikausi. Gerai, kad laikais, bet to maža. Eik ir parduok visą, ką turi išdalinti. Ir sek paskui mane. Ir jaunuolis nuliūdęs nuėjo šalin. Jis tapatinosi su savo turtu. Tai kaip jis eis pro aukštus vartus? Niekaip. Tai ne tik tai turtai kliudys eiti, bet tavo puikybė, tavo ego, tavo įvaizdžiai taipogi dar labiau trukdys. Tai va. Taip. Ir vat kai mes susitapatime ir su turtais, tai jie tampa mūsų dalimi. Turtinga mirti yra labai sudėtinga sunku. Reikia palikti viską. Reikia atsitapatinti. Ir vat aš prisimenu, buvo turbūt literatūros ir mene pokalbis su Kazinsu, tai lietuvių kilmės amerikietis, milijardierius, ir ten buvo klausimas vienas, o kaip, paklausė jo apie mirtį, dabar klausimą aš neprisimenu, tai šitą klausimą atsakė, kad sunku bus palikti tai, ką turi. Daug turi. Tai sunku būtent bus palikti tai, ką turi. Atiduoti arba palikti turtą nėra pats sunkiausias dalykas. Jeigu esi labai susireikšminęs, tai dar sunkiau yra atsisakyti savo susireikšminimą. Priklausomybė, kai būna alkoholis, turtas. Čia kitas, čia yra susireikšminti, čia yra panašiai, bet skirtingai.
savo susireikšmę, visų savo nuopelnų, įvaizdžių, titulų, padėties, vat kai sąjungoje prasidėjo pertvarka, tai ten daug aukštai sėdinčių valdininkų žudės. Neteko savo padėties, jie tapatinosi su savo padėtimi, atliko suicidą, reikėjo egocidą, atliko suicidą. Taigi, tai toks savęs nusižeminimas, savęs apiplėšimas, tai yra toks savęs nusireikšminimas. Kai tu būni susireikšminimas, reikia tau, ateina laikas, kai reikia nusireikšminti. Yra toks savęs nusireikšminimas, savęs apiplėšimas ir yra nusižeminimas. Taip save apiplėšus, su kuo tada žmogui tapatintis? Su kuo? Su grynąja sąmonė. Jau minėjau savoką grynoji sąmonė ir kad su ją reikia tapatinti. Tada tikriausiai pagalvojate, kas čia per dalykas ir kad čia tas Vidūnas paisto kažkokius niekus apie grynąją sąmonę. Pasirodo, kad apie grynąją sąmonę kalbėjo ir Kristus. Kalno pamoksle Jėzus paskelbė 8 palaiminimus. Ir pirmasis palaiminimas yra palaiminimas grynajai sąmonė. Kaip jisai skamba? Palaiminti dvasios beturčiai. Palaiminti dvasios beturčiai. Dvasia ir yra sąmonė. Taigi palaiminti sąmonės beturčiai. Sąmonės beturčiai. Arba palaiminti grynos sąmonės. Va štai, kaip paprastai. Be jokių susireikšmimų, be nuopelnų, be įvaizdžių, be titulų, be turto ir taip toliau ir panašiai. Visai su kuo mes tapatinamės. Tačiau susireikšminusiam labai sunku priimti ir netgi suprasti šitą pagrindinį Jėzaus palaiminimą. Todėl susireikšminusiai ima ir persako tą palaiminimą kitaip. Palaiminti dvasingieji vargdieniai. Taip čia buvo išversta lietuviškai. Netinka taip. Savo laiko skaičiau Vladimirą Tendriakovą, tai buvo toks prieš sąjūdį dar rašęs rusiškai rašytojas, kuriam buvo leista rašyti daugiau apie religiją šiek tiek, tai yra jau ir lietuviškai išleista knyga Apaštališkoji komandiruotė. Tai irgi va šito užkliuvo už to palaiminti dvasios beturčiai. Rusiškai niščia ducho. Jis to nesupranta, tas Tendriakovas, kaip tai gali būti. Ir daugelis filosofų to negali, kurie labai pilni ir yra tikri dvasios turčiai. Daugybė turi minčių. Yra dvasios turčiai. O Jėzus sako palaiminti dvasios beturčiai, kuris viską išstumia į save. Tai, ką aš turiu, tai, ką aš susikroju palyginus niekis yra. Visiškas niekis palyginus su tuo, ką viešpats gali mane į tuščią mane įdėti. Mane gali dėti tik, kai aš būsiu tuščias, o kai aš pilna turčių, tai nieko iš ten neateis. Pirmia, aš turiu įsituštinti, save apsiplėšti. Lenkų teologas Teodėšas Daičeris yra išleidęs knygą Tikėjimo įžvalgos. Tikėjimo įžvalgos. Lietuviškai buvo 2 leidimai, labai gera knygutė. 2 leidimai buvo net pakartoti, katalikų pasaulis leido. Toje knygutėje Tikėjimo įžvalgos yra visas skyrius taip ir pavadintas apiplėšimas pilnatvės sąlyga. Beprotiška išmintis, apiplėšimas pilnatvės sąlyga. O štai kaip Daičeris rašo. Tikėjimas gilėja mus atplėšiant nuo savo saugumo sistemų ir visko, kas teikia savo jėgos ir galybės ir reikšmingų pojūtį. Apiplėšiant, apnuoginant žmogų padaroma vietos tikėjimui, nes tikėjimas reikalingas nuolankumu. Atplėšdamas tave nuo tavo galių ir jėgų, pridedant nuo savęs, nuo susitapatinimo, Dievas priartina tave prie savęs, priverčia atsidurti tiesos akivaizdoje, kad jis būtų tau reikalingesnis. Tai nepaprasta malonė. Čia turime mintyje, kad apiplėšimas, kuris vienokiu ar kitokiu būdu ateina iš tavęs, atima kažką. Tavęs nužemina kažkas. Tai yra nepaprasta Dievo malonė. Tik jos dažniausiai mes nesuprantame ir nevertiname. Žmogus nenori savęs apiplėšti, tad Dievas siunčia jam savo pagalbą ir jį apiplėšia. Tokiu atveju yra galimi 2 variantai. Žmogus priima tai kaip malonė ir apiplėšimą paverčia apsiplėšimu. Sankrašinė dalelė apsiplėšimu.
Arba jį atmeta, pyksta, Dievui rogoja ir nuo jo nusigręžia. Du variantai. Teologas Daičeris nusižeminimą pavadino apiplėšimu, bet pametė sangražinę dalelę si. Turėtų būti apsiplėšimas kaip ir nusižeminimas. Va tas ir Jėzus tam jaunuoliui, kuriam pasiūlė, eik ir išdalink savo turtus, jis turėjo apsiplėšti save. Apsiplėšti pats išdalinti savo turtus. Apiplėšimas ir apsiplėšimas yra labai skirtingi dalykai. Jie skiriasi kaip išorė nuo vidaus. Nepraeisi pro siaurus dangaus vartus, jei savęs neapiplėši, nenusižeminsi. Būtina pačiam save apiplėšti, apsiplėšti. Apsiplėšimas yra vidinis vyksmas. Būtent aktyvus vidinis vyksmas. Tada žmogaus sąmonė tampa grina, be jokių sustapatinimo ir jis yra dvasios beturtis, kuris jau gali tapatintis su Dievu. Ir jame jau gali tilpti tai, ką mes vadiname, tai ką būtent mes vadiname būtent dieviškumu. Taigi šitą nusižeminimą reikia praktikuoti kasdien. Aš ten pradžioje kalbėjau taip, kad atrodo tai neįmanoma, tai atmestinai, ypatingai šiuolaikiniam žmogui, tai čia nesąmonės aš kalbu ir taip toliau. Bet va dabar sakau, tai paprasčiau nusižeminimą reikia ir galima praktikuoti kasdien, bet ne per daug. Ne per daug. Nu tai kas skaudu, mes nemėgstam to. Po truputį reikia eiti tai. Po truputį, tik reikia suprasti esmę. Ir aš neįsiu tai, kas man skaudu, jeigu aš nesuprasiu esmės. To nusižeminimo, to nuolankumo, kam to reikia. O ta prasmė labai svarbi. Taip mes surandame darną arba vidurį tarp dviejų prieštarų nusižeminimo ir puikybės. Stilė ir chariktis. Dvi prieštaros. Nusižeminimas ir puikybė. Ego, ašainiškumas reikalingas, bet jį reikia silpninti, kad jis nebūtų egoistiškas. Atskirumas ego reikalingas, bet jį reikia silpninti, kad jis nebūtų egoistiškas. Na tai va tokie paprasti patarimai. Mokytis pasijuokti iš savęs. Mokytis puikusis juokiasi iš kito. Pajuokti. O tas, kuris tapatina su sąmonės turiniu, kuris žino, ką reiškia nusižeminimas, jis juokiasi iš savęs. Kitas patarimas. Įsivaizduoti, va, taip sakyti, jeigu tu dar bijai, kad viešai, kad jis pasijuokti iš savęs, tai kai būni vienas, įsivaizduok, kad tu, kaip sakyti, iš tavęs juokiasi. Kaip aš jaučiuosi, jeigu iš manęs viešai jums juokia. Pabandykite vienu žodžiu taip įsivaizduoti, kad taip yra, bet taip nėra. Jūs tik įsivaizduoti. Tam, kad priprastumėte. Juokas iš manim, pajuoka man, tai yra pagalba man, tai yra manęs griovimas. Kol aš to nesuprantu, bet paskui, kai aš suprantu, aš galiu puikiausiai pats pasijuokti. Tik jūs žinot, kad kokia yra stipriausia korta? Jokeris. Į visas kitas kerta. Į visas kitas kortas kerta. Jokerio kortą, žinot, kaip pavaizduota? Taro kortą. Nežinot? Eina tas jokeris su maišu ant pečių su turtais. Ir čia pat žengis vieną koją ant bedugnės krašto, o kitą jau žengia į bedugnę. Bet tai jokeris. Jis nuolat virsta ir atsinaujina. Jis nuolat miršta ir atgimsta. Jis kerta visas kitas kortas. Mokytis priimti kritiką. Iš pradžių reikia išmokti priimti teisingą kritiką. Daug žmonių nemoka apskritai priimti ir teisingus kritikus. Nes jis mano, kad jisai visą laiką teisingas yra. Jis nepamasto, kad jis gali klysti. Mokytis priimti kritiką. Iš pradžių mokytis priimti teisingą kritiką. Ir tai yra, tas, kuris to niekada nepraktikavo, tai nėra taip paprasta. Priimti teisingą kritiką. O paskui ir neteisingą kritiką. O dar paskui ir šmeižtą.
Jie priimti būtent ir šmeižtą. Mokytis prisipažinti suklydus. Mokytis prisipažinti suklydus. Vat jeigu norit, kad tave mokiniai gerbtų, jeigu padarai klaidą, sakai, suklydau. Vaikuokis iškart pakils. O kaip reikėtų nudaryti, tu žinai, kad kažkas apšmeižė, kaip reikėtų elgtis tokioj... O priklausomai čia kaip reikėtų. Čia Vat priklausomai nuo kaip žmogaus. Dabar, kaip matot, įprasta paduoti į teismą. Nu. Vydūną šmeižė labai daug kas. Kiek ten jį prirašė, ta pati Simonaitytė, Ieva rašė apie jį tokius šmeižtus ir nesąmonės. Ir Vydūnas nei karto nieko nepaneigė, nieko nepasakė prieš. Sako, jeigu aš pradėsiu tai jiems atsakyti, aš susitepsiu. Aš žinau, koks aš esu. Tai jų nuomonė, mano nuomonė apie save yra kitokia. Tai žmogus turi savo ašį, turi savo nuomonę apie save. O jeigu aš paduodu į teismą, tai aš neturiu nuomonės apie save. Mano nuomonė priklauso nuo kitų, šiuo atveju nuo teismo. Nuo kito žmogaus ir nuo teismo. Tai kas iš manęs yra? Apie tai mes nepamąstom. Psichologai apie tai praktiškai nekalba, nes mūsų psichologija ištisai yra ego psichologija. Tikrai, man neaišku, kaip tik dabartis rašo, reiškia, ir į Facebookus ten ir panašiai, ir gąsdina, kad paduos į teismą. Taip. O kaip? Pirmiausia, reikia čia iškilo klausimas, kasgi aš esu, kuri čia mane žeidžia, tikra ar netikra. Tikro niekas negali įžeisti, nei sužeisti, nei įžeisti. Tikrasis yra nesužeidžiamas, bet ar aš tapatinuosi su to tikruoju? Aš su to netikruoju tapatinuosi, kurį visi gali apspjaudyti, apšmeižti, ką tik nori jo padaryti. Todėl dabar mes pasitelkim į pagalbą teismus įstatymus, kad saugotų mano ego. Gilių psichologinių požiūrį tai yra absurdas. Kas liečia teismus, tai dabartis, kiek aš suprantu, kad jeigu nori pralaimėti, kad tave įspaustų, tai kreipkis į teismą, tai tada tikrai jau liksi švarus, nieko neliks. Nes už teismą popierių reikės sumokėti kokius 300. Paskui teisme negali pasakyti, neleidžia, nes dabar reikia visų kitų klausyti. Aš esu buvusi tokiam teisme. Žmogus, kuris suvokia, kas jis yra pats, jis niekada kito neduos į teismą. Ir jisai tikriausiai nešmeiž kito žmogaus. Aš manau, kad jis nešmeiž. Bet yra... O šmeižia tie, kurie, kaip sakant, gyvena pagal patarlę. Juokiasi puodas, kad katilas juodas. Norint pasidaryti baltesnį, reikia pajudinti kitą. O tada tu tapsi baltesnis tame fone. Tos patarlės yra labai išmintingos. Tik mes jų, dabar, kai yra individualizmų triumfas, tai mes jų praktiškai būtent nebesuvokime. Senovinių įpročių. Tai jie pradės, kaip sakyti, užves tave ant tavęs to tikro nagelio. Arba padaryti ką nors gero, tai pasistengti, kad niekas to nežinotų. Kad niekas nežinotų. Pajauskite tą skirtumą. Ir pamatysite, koks tai bus skirtumas. Kiek jūs gausite žymiai daugiau, negu jums ten liaupstų, įdėkojo, ir kai niekas apie tai nežino. Atpildas bus nepalyginama. Čia visko galima. Galima įsivaizduoti savo žlugimą, apiplėšimą, pažeminimą. Vaizduoti. Pratintis vaizduoti. Kas iš manęs? Tada klausti, kas iš manęs lieka? Kas iš manęs lieka? Mane apiplėšia, mane pažemina, arba aš pats save apiplėšia ar pažemina. Kas iš manęs lieka? Kur tas mano tikrasis aš? Kur tas būtent mano tikrasis aš? Taip, jeigu leidiesi, va tikrai, jeigu leidiesi, sutinki su jų
nuomonė mane taip tu nusileidi, jau reiškia. Taip. Taip. Ir Koma ir tos bakterijos ėdė ir suėdė jos smegenis, galva pilna kūnų. Ir ten prie jo ten sėdė visa šeima visą savaitę, visą savaitę buvo koma. Ir paskui jis atsigavo. Ir meldės ten, jis ten patyrė. Ir dabar jis parašė knygą apie tai, kad tai yra tikra tikrovė. Sako, nors aš pamiršau viską, kas aš buvau žemėje, aš sužinau, kas aš iš tiesų esu. Aš sužinau, kas aš iš tiesų esu. Vat jis sako, sąmoningumas be atminties, be tapatybės. Aš čia cituoju iš jo knygų. O čia aš kalbėjau apie grynąją sąmonę. Tai yra sąmoningumas be atminties, be tapatybės, kaip sapnas, kuriame žinai, kas vyksta apie tave, bet iš tikrųjų nenutuoki, kas tu esi. Buvau visiškai įsilaisvinęs iš savo kūno tapatybės, visiškai įsilaisvinęs iš savo kūno tapatybės, neprisiminiau nieko, kas buvo žemėje, bet suvokiau, kas aš iš tikrųjų esu. Būtent aš iš tikrųjų buvau, kas iš tikrųjų esu. Ir kaip jūs aprašo, kas jūs esate? Ir vat jis sakė, buvau visatos pilietis, nustebintas jos platybių ir sudėtingumo, valdomas vien meilės. Ten iš tikrųjų tą knygą labai verta paskaityti. O tai, Dar kartą pasakykit, kokia čia Aleksanderių? Eben Aleksander. Tik gyvas dangaus įrodė. Gyvas dangaus įrodė. 2013 buvo išleista, ar jie buvo pakartota. Gyvenimas, kaip pavadinimas. Gyvas dangaus įrodė. Kada sakėt išleista? 2013. Ar pakartota buvo, nežinau. Reikėtų pažiūrėti, aš turiu pirmą gyvenimą, tai pažiūrėjau 2013 metų. Tai va, kaip jisai sako, buvau visiškai įsilaisvinęs iš savo kūno tapatybės ir neprisimenu nieko, kas buvo iš žemės. Ir jis pats klausė, ar tai buvo man naudinga, kuo tai buvo naudinga toks savęs išsitapatinimas, kad neprisiminiau, netgi visiškai neprisiminiau savo žemiško aš. Tai leido man eiti giliau į tas ne šio pasaulio sritis, be susirūpinimo, be nerimo. Dėl to, ką palikau per visą tą laiką, anuose pasauliuose, aš buvau siela, kuri neturi ką prarasti. Kuri neturi ką prarasti. Ir kadangi aš visiškai pamiršau savo mirtingąją tapatybę, man buvo leista patirti tikrąją kosminę esybę, koks aš iš tiesų esu. Koks aš iš tiesų esu. Tai va. Tas savęs, kaip sakyti, tikrojo suvokimas, ir jis ten kalba apie tos jau tu aš. O buvo, pasakyti, visiškai netikintis chirurgas, ir dabar, kai jis bandyt pasakoti savo kolegams, niekas jų nesiklausė. Na, sako, aš jau suprantu. Sakė, ir aš būčiau iki tos patirties, tos ligos, ir aš būčiau taip pat pasielgęs. Nesąmonės tu čia pasako. Jau jis ir taip darė. Taip, jis pats taip darydavo. Jis pats taip. Neklausydavo. Tai sako, fantazija ir panašiai būtent. Ir taip toliau. Vat šitos dalykus, reikėtų, ir dabar šiais laikais tai yra tokių, kaip sakyti, tokių patvirtinimų. Tokių būtent. Aleksandrai, galima būtų vieną pastebėjimą. Tiesiog iš asmeniškų jūsų paskaita labai nustebino tai žodžiais, kuriuos aš naudojau maždaug jau prieš 30 metų, aš kareivius mokiau, kaip išgyvent gamtoje. Ir tiesiog jūsų visas šitas nusižeminimas, nuolankumas, jis labai atitinka tai, ką aš aiškindavau kareiviam, kurie ateina, jie įsivaizduoja gamtos šeimininkais, jie įsivaizduoja, kad jie yra stipriausi, sakau, ne, jūs esate silpniausi už tą varlytę, kuri čia plaukė. Jūs turite suvokti, kad jūs esate gamtos dalis, susilieti
ir pasitikėti pasauliu. Bet grinai tie patys žodžiai, kur jūs naudojat apie šitą, visas tas pats buvo su gamta. Kad sakau, tam, kad jūs išgyventumėt, jūs turite atmesti egoizmą ir susilieti, gerbti gyvybę, būti šito pasaulio dalimi ir nuolankiai mokytis iš tų varlyčių, tenais gyvatyčių, visą jos, kur gyvena, jos iš tikrųjų šitoje aplinkoje, jūs turite jaustis šito pasaulio dalimi. Va čia grinai tas man labai nustebino, nes pastoviai, kiek pat paskaita, visiškai buvo susiję su tuo, ką aš aiškindavau kareiviams. Čia tas... Nu taip, tai gamta tada tave saugo. Tu tampi jos dalim, tu tampi savas, ne priešas, bet savas. Ir tu turi gerbti gyvybę, ir gerbti priešą, irgi šitas įeina irgi tą patį. Teisingai. Tai vat iš tiesų taip yra, o tas mūsų savęs iškėlimas tai turi sveta. Patys pagalvokite, kuris mus sveta, kai mes visi save iškėlėm. Kiekvienas nori į susipriešinimą, į konkurenciją, į tos nuolatinius karos susidūrimus. Tai va, tai aš jau, mano laikas pasibaigė jau, tai čia dar būtų galima kalbėti, bet jau ko gero Albertas Einšteinas yra pasakęs, aš norėčiau atsikratyti savęs tokio, koks esu, kad tapčiau toks, koks būsiu. Vat apie ką ir kalbėjau, atsikratyti šito, kad tapčiau toks, koks būsiu. Va, ir čia šitoje knygoje yra dar vienas Dievo įvaizdis, apibrėžimas, man labai patiko. Dievas tai tamsa, iki kraštų sklidina šviesos. Tamsa iki kraštų sklidina šviesos. Ne taip paprasta suvokti, vėlgi tos dvi priešus. Nu, kadangi mes nesuvokėm. Tai baisu eiti į tą Dievą, patekti į Dievo rankas, tai yra baisu. Bet ir mes vis tiek niekas turbūt neįsivaizduoja, kas yra tas Dievas. Tai va čia toks vienas įvaizdžių. Tamsa iki kraštų, tamsa iki kraštų šviesos. Bet kaip jį nupiešti? Anatolijus Bliumas, tai pravoslavų vyskupas yra pasakęs, kad eiti pas Dievą, patekti pas Dievą, pas gyvąjį Dievą, ne altoriaus Dievą, ne įvaizdį, bet pas gyvąjį Dievą, tai tas pats, kas eiti pas tigrą į urvą. Ego bus suplėšyta. Ego turi būti, tu turi atmesti, pats turi atmesti. Jeigu kitas tave atmes tavo ego, tai tau bus labai skauda. Labai skauda. Gruodžio mėnesį nebus jau viskas. Prašau? Šiemet paskui. Aišku, toli dar, bet jau vis tiek šiek tiek į tą pusę. Tam reikia žinoti prasmę. Palyginti gali su, Prasmę. kas išgyventa. Jūsų kalba irgi palyginu, ką girdėjus, kas aplink sukosi iki to laiko. Ir ačiū tikrai. Ir va ta meilė, va apie, kad čia kaip bus tas meilė. Va čia ta meilė Vydūnas, kaip sakiau, rašė ypatingai visai kitaip rašo apie tą meilę. Ir tai mums gana neįprastai. Gana neįprastai ta meilė iškelia kaip vienybė sąmonė. Kaip vienybė sąmonė. Nu, apie tai ir eina kalba. Ir vat, kai yra ta vienybė sąmonė pagrindas, tai tas savęs susireikšminimas, jis visada tai prieštarauja tai vienybė sąmonė. Prieštarauja tai vienybė sąmonė. O mums atskiriem būti šitoj žemė yra būtina ir neišvengiama. Tam, kad mes galėtume ugdyti savąjį supratimą, ašainumą, savo laisvąją valią, pasirinkimą, laisvai pasirinkti. Jeigu aš pasirinksiu per prievartą, tai koks čia mano, kaip sakyti, nėra tame šviesos, nėra sąmoningumo šviesos. Aš turiu laisvai pats pasirinkti pagal savąjį suvokimą, sutinkamą su savo sąmonės šviesa. Reikia pasikliauti kažkaip taip. Blogas dalykas pasikliauti. Prisireikšminti. Matot, sąmonė yra toks žodis, į kurį mes sudedam įvairų turinį. Kaip aš suvokiu tą žodį sąmonė? Jūs vienaip, jūs kitaip, dar kitaip. Kiekvienas ko gero gal skirtingai. Ir mūsų mokslas dar neturi
Apibrėžimo. tinkamo apibrėžimo, kas yra sąmonė. Yra įvairių apibrėžimų, bet jie visi skirtingi, o tokio, kuris tikrai apibrėžtų pačią sąmonę, pačią sąmonės esmę, mokslas dar šito. Nu, taip kaip ir tos meilės nematoma, ne? Tai va, tai smegenys yra tarpis. Įsivaizduojam, kad elgesys kažkoks tai turi būti. Tai kol kas mokslas tvirtina, kad sąmonė gimdo smegenys. Nu, tai yra toks labai toks tolimas priartėjimas, labai grubus apibrėžimas. Iš tikrųjų, smegenys yra tik tai tarpininkas tarp sąmonės. Smegenys yra tik priimtuvas, filtras, jis priima kažką tai, kažkiek tai leidžia mums patirti iš tos nepriepiamos sąmonės ir mintis. Mintis ir tikroji mintis yra ten. Tikroji būtent mintis yra ten. Tai sakau, ten yra labai svarbių minčių. Vat jis taip ir sako šitas Ebenas, kad tikrasis mąstymas yra ne smegenų veiklos rezultatas, ne. Kad patirtume tą mąstymą nepriklausomą nuo smegenų, reikia įžengti į akimirksninio sąsajų pasaulį, kuriam įprastas kasdienis mąstymas atrodo beviltiškai miegantis ir lėtas ir sunkus. Va tokių akimirksninio mąstymų pasitaiko ir gyvenant šitame fizime kūne. Jis pats aprašo vieną atvejį, jis šaukdavo su parašiutais ir kaip sakyt, šaukdavo uždaustų šuolių, laisvas kritimas, ten šoka 6 ar 10 žmonių ir sudaro tam tikrą figūrą. Ir jiems reikia paskui išskleisti, jie krenta gilai, o paskui reikia išskleisti parašiutus. Bet jeigu tu išskleisi na parašiutą, tu labai sulėtinsi savo kritimą, o tas, kuris neįskleidęs, krenta kaip akmuo ir jis pataikys į tave žuvį. Tad jis tokį atvejį aprašo, kai vienas po jo išskleidė na parašiutą ir jis turėjo per sekundę pataikyti ant jo. Bet atsitiko taip, kad jo sąmonė ėmė veikti visiškai kitaip ir jam pavyko išvengti. Persijungia ir atsiranda tas visiškai akimirksninis mąstymas, kada tu per akimirką gali sumastyti, nežinia ką. Tiesiog ten tas laikas išnyksta. Tokių atvejų yra aprašyta gana daug. Tas laikas sustoja ir mąstymas vyksta visai kitų tempu. Tas mūsų smegenys yra labai dar mažai ištyrinėtas dalykas. Ir jis rašo, kad mūsų tikrasis, ne šitas aš, su kuriuo mes tapatiname, mūsų geriausias aš yra visiškai laisvas. Jis nėra suluošintas, nėra suvaržytas, sukompromituotas praeities veiksmų, nėra susijęs su tapatybė ar su padėtimi. Tas mūsų tikrasis aš suvokia, kad nėra ko bijoti žemiškojo pasaulio, todėl nereikia kurti savęs per šlovę, per turtus, per konkurenciją, kaip mes darome. Mūsų tikram aš tas nereikalinga, bet mes kūrėm save per šlovę, per turtus, per konkurenciją, kad galėtume kažkaip tai išmokti kitaip suvokti. Ir iš tikrųjų, jeigu tu aukojasi už kitą ir tu žinai, kad mirtis nėra tikra, tai kokia čia auka. Bet jeigu tu aukojasi, žinodamas, kad mirtis tikra, ir tu aukojasi vis tiek, tai yra labai didelis tavo pasiekimas. Labai dvasinė prasme, vidinė prasme. Tai yra labai didelis pasiekimas ir todėl žemiškam gyvenimui yra tokios sąlygos, kad mes apie anapusinį pasaulį praktiškai nieko nenutuokiam, nieko nežinom ir mums atrodo, kad jo nėra. Čia padeda tik tai tikėjimas. Kai kuriems padeda ir patirtis. Arba, kad sakysime, jeigu tu pabandai paskaityti tą literatūrą, kurios dabar yra marios tos literatūros, paskaitimas tokios literatūros, jeigu tu ją priimi ir jos neatmeti. Tada tavo tikėjimai būna, tas turi kažkokią tai atspirtį, paspirtį sustiprinti. Tai čia aš kalbėjau, kaip matote, apie savo tikrą ir netikrą aš.
Ir čia kalbėjau apie nusižeminimą, kaip savyje pajausti, atskleisti tą tikrai aš. O šitas aš, tas mūsų persona, ego, jis reikalingas tam tikrajam kažkuria prasme, nes per jis ten vykdo savo projektų, savo patirtis, bet jis nėra tikrasis aš. Bet jis nėra tikrasis. Ir su juo tapatinamės, bet nereikia sustapatinti iš tikrųjų. Nereikia sustapatinti iš tikrųjų. Na tai, va, tai tiek, o kas dar nori, jeigu dar nori klausti, kas... Kaip tos knygutės, ar